2026 m. kovo 11 Graikijos miestas Larisa. Popietė. Vyras nukreipia kamerą į dangų ir pradeda filmuoti. Jis gyvena netoli Graikijos karinių oro pajėgų bazės, turi seną pomėgį – fotografuoti čia nusileidžiančius karinius lėktuvus. Ir tą popietę jis pažvelgia į viršų ir nesupranta, ką mato. Link tako leidžiasi orlaivis be uodegos, be matomo piloto. Vien sparno forma, tarsi tamsi rajos figūra, kertanti dangų. Tailus, milžiniškas, visiškai kitoks nei bet kas paprastai nusileidžia Larisoje. Tai, ką jis ką tik nufilmavo, pats to nežinodamas, yra lėktuvas, kurį Jungtinės valstijos naudoja paslėptiems taikiniams Irane surasti. Oficialiame lygmenyje šis lėktuvas neegzistuoja. Pentagonas atsisako patvirtinti netgi jo pavadinimą. Ir projektas buvo kūriamas tokioje tyloje, kad daugiau nei 10 metį net patys Amerikos oro pajėgų generolai neturėjo prieigos prie detalių. Tačiau toks slaptumas nėra atsitiktinis. Jis egzistuoja todėl, kad prieš 15 metų Jungtinės valstijos buvo pažemintos taip, jog prisiekė daugiau niekada to nebekartoti. Prieš pereinant prie to pažeminimo, verta suprasti, ką šis lėktuvas gali padaryti, nes būtent čia istorija pradeda darytis keista. Jis neturi piloto. Viską valdo operatorius esantis JAV teritorijoje, dažnai už 1000 kilometrų nuo lėktuvo. Turėdamas galimybę kirsti žemynus, jis gali veikti beveik bet kurioje pasaulio vietoje. Ir gali išbūti ore 24 valandas iš eilės. Visą dieną skrisdamas, nenusileisdamas. Jis skrenda taip aukštai, maždaug 20 000 metrų aukštyje, kad iš ten viršuje dangus jau pradeda juoduoti. Tu matai Žemės išlinkimą. Kosmosas prasideda būtent ten. Jo nuotolis, pasak Amerikos karinių analitikų vertinimų, viršyje 20 000 kilometrų. Kad įsivaizduotum, tai daugiau nei pusė apsisukimo aplink Žemę. Ir visa tai nepastebimai priešo radarui. Jis laikomas dar sunkiau aptinkamu nei garsusis bombonešis B-2. Sunkiau aptinkamas nei naikintuvai F-22 ir F-35. Amerikos karinės aviacijos žvaigždės. Spaudą šį lėktuvą praminė RQ-180. Ir pasak ekspertų, tai yra nematomiausias lėktuvas, kokį Jungtinės valstijos kada nors pagamino. Jo paskirtis iš esmės yra tik viena – rasti dalykus, kuriuos priešas bando paslėpti. Raketos, mobilūs paleidimo įrenginiai, požeminės bazės, naktį judantys konvojai. Tačiau klausimas, kurį viso pasaulio karinė žvalgyba užduoda nuo tos popietės Larisoje, nėra apie tai, ką šis lėktuvas daro. Tai, kodėl jis egzistuoja. Ir norint tai suprasti, mums reikia sugrįžti į vieną konkrečią 2011 gruodžio dieną. Diena, kuri visam laikui pakeitė Jungtinių valstijų karinę strategiją. Tai buvo gruodžio 5. Ta diena itin slaptas amerikiečių dronas skrido netoli Irano ir Afganistano sienos. Jo vardas buvo RQ-170 Sentinel. Tai buvo pažangiausias Jungtinių valstijų žvalgybinis dronas tuo metu. Tas pats modelis, kuris prieš kelis mėnesius stebėjo Osamos bin Ladeno slėptuvę per operaciją, kurios metu Pakistane buvo nužudytas Al-Qaida lyderis. Tačiau tą naktį kažkas nutiko ne taip. Dronas, kuris turėjo grįžti į Amerikos bazę Afganistane, pradėjo leisti žemyn. Jis nebuvo numuštas, jo nepataikė jokia raketa. Jis tiesiog nusileido beveik nepažįstas Irano teritorijoje. Po kelių dienų Iranas paaiškino, ką buvo padaręs. Irano elektroninio karo padalinys užblokavo drono ryšį su Amerikos baze. Tada iraniečiai apgavo lėktuvo GPS sistemą. Jie privertė jį manyti, kad jis grįžta namo į Afganistaną, kai iš tikrųjų jis leidosi tiesiai į Irano teritoriją. Amerikos žvalgyba iki šiol įtaria, kad tą naktį Irano naudota elektroninio karo technologija iš tikrųjų atkeliavo iš Rusijos. Amerikiečių dronas nepažeistas pateko į Iranų rankas. Vienas slapčiausių JAV karinės technikos įrenginių buvo atiduotas tiesiog ant lėkštutės. Prezidentas Barackas Obama turėjo viešai paprašyti grąžinti lėktuvą. Iranas atsisakė.
Ir kaip simbolinį atsakymą į amerikiečių prašymą, viena Irano įmonė paskelbė, kad atsiųs Baltiesiems rūmams žaislinių pagauto drono miniatiūrų. Tiesioginis pasityčiojimas iš Amerikos prezidento. Vėlesniais metais Irano inžinieriai išardė droną dalimis. Jie atliko tai, ką kariškiai vadina atvirkštinę inžineriją. Jie ištyrė kiekvieną komponentą, kad sužinotų, kaip veikia amerikiečių technologija iš vidaus. Ir 2016 metais jie pristatė pasauliui savo pačių amerikietiško lėktuvo kopijas. Irano dronai sukurti pagal technologiją, kurią jie buvo pavogę. Tai buvo vienas didžiausių technologinių pažeminimų JAV karinėje istorijoje. Ir būtent tuo metu Pentagone buvo priimtas sprendimas. Jungtinėms valstijoms reikėjo naujo žvalgybinio drono. Drono, kurio jokiai pasaulio šaliai nepavyktų numušti, pagauti ar nukopijuoti. Ir kuris būtų laikomas tokioje visiškoje paslaptyje, kad jei kas nors suabejotų jo egzistavimu, būtų teisus. O sutartį gavo Northrop Grumman, ta pati įmonė, kuri prieš dešimtmečius sukūrė legendinį bombonešį B-2. Ji laimėjo slaptą varžybas prieš Boeing ir Lockheed Martin ir pasirašė sutartį 2008 metais. Vystymas vyko 51 zonoje, itin slaptoje oro pajėgų bazėje Nevados dykumoje, toje pačioje vietoje, kur gimė legendiniai žvalgybiniai lėktuvai, tokie kaip U-2 ir SR-71 Blackbird. Pirmasis skrydis įvyko 2010 m. rugpjūtį, visiškoje tyloje, be pranešimo, be spaudos, be nuotraukos. Prieš dronui pradedant veikti operacinėje tarnyboje 2017 metų buvo pastatyti bent 9 prototipai. Šiandien specialistai vertina, kad skraido daugiau nei 10 tokių orlaivių, visi visiškoje tyloje. Ir keisčiausia iš visko, projektą finansavo vadinamasis oro pajėgų juodasis biudžetas. Tai reiškia viešasias lėšas, Amerikos mokesčių mokėtojų pinigus, patvirtintus Kongreso, nors dauguma pačių kongresmenų net nežinojo, kur jie buvo skiriami. Manoma, kad per daugelį metų į šį projektą buvo investuota $10 milijardų. Tačiau Pentagonui pavyko išlaikyti lėktuvą, paslėptą nuo visuomenės akių visą dešimtmetį. Kol galiausiai 2020 metais Instagram pasirodė nuotrauka. Jo padarė mėgėjas fotografas. Tai buvo keistas siluetas, skrendantis aukštai virš Kalifornijos dykumos, netoli Edwardso oro pajėgų bazės. Toje neryškioje nuotraukoje pasaulis pirmą kartą pamatė RQ-180. Pačioje oro pajėgose inžinieriai dirbantys su šiuo lėktuvu jam suteikė keistus pravardės. Garsiausias – didysis baltasis šikšnosparnis, nuoroda į orlaivio formą ir tai, kad pirmieji prototipai buvo nudažyti balta spalva. Tačiau yra ir antra pravardė, ir ji dar keistesnė – Chicago. Švento baltojo šikšnosparnio vardas, kuris pasirodo filme Ace Ventura 2 su Jimu Carreyu. Chicago. Brangiausias ir slapčiausias Amerikos karinės istorijos šnipų lėktuvas iš savo operatorių gavo pravardę pagal 90-ųjų komedijos personažą. Šiandien droną valdantis padalinys, 74-asis žvalgybos eskadronas, savo oficialiame ženkle turi pavaizduotą baltą šikšnosparnį. O eskadrono šūkis yra lotyniška frazė reiškianti prieiga suteikta. Daugiau nei 15 metų Jungtinės valstijos investavo $10 milijardų į lėktuvą, kuris oficialiai niekada neegzistavo. Ir kuris oficialiai niekada nebuvo dalyvavęs kovose. Kol galiausiai 2026 metų pradžioje laukimas baigėsi. 2026 metų vasario 28 dieną Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karinę ofensyvą prieš Iraną, kuri pateks į istoriją. Operacijos pavadinimas buvo Epinis įniršis. Per pirmasias dienas amerikiečiai sunaikino didžiąją dalį Irano aukščiausiosios karinės vadovybės, šalies oro pajėgas ir laivyną. Pats Irano aukščiausiasis lyderis, Ajatola Ali Chamenėjus, buvo nužudytas koordinuoto išpuolio metu savo kabinete Teherane.
Iranui tai buvo precedento neturinti karinė pažeminimo pradžia šalies naujausioje istorijoje. Tačiau tarp visų šių greitų pergalių buvo viena problema, kurios Pentagonas nesugebėjo išspręsti. Irano balistinės raketos. Iranas karo pradžioje turėjo beveik 500 mobiliųjų raketų paleidimo įrenginių. Ir šie paleidimo įrenginiai yra tikras košmaras. Bet kuriai pasaulio oro pajėgoms, nes jie nestovi vienoje vietoje. Daugelis jų yra užmaskuoti sunkvežimiai, nudažyti taip, kad atrodytų kaip civiliniai automobiliai, pristatymo sunkvežimiai, įprastos transporto priemonės. Jie slepiasi po žeminėse bazėse, išlenda tik kelioms minutėms paleisti raketą į Izraelį ir vėl dingsta, kol kas nors spėja juos surasti. Ši problema nėra nauja. Jungtinės valstijos jau buvo susidūrusios su ja anksčiau. Persijos įlankos kare. 1991 metais Sadamas Huseinas paleido 10 Scud raketų į Izraelį, naudodamas mobiliuosius Irako paleidimo įrenginius. Amerikos koalicija, turėdama visą to meto technologiją, niekada nesugebėjo tinkamai surasti ir sunaikinti tų paleidimo aikštelių. Tai buvo vienas didžiausių operacinių pažeminimų tame kare. Tuo metu abi pusės vis dar kovojo panašiomis priemonėmis – kariais, sunkvežimiais, radarais. Tačiau 2026 metais ši simetrija jau nebeegzistuoja. Norint medžioti tokį taikinį, reikia vieno dalyko, kurio iki 2026 metai Jungtinės valstijos neturėjo po ranka tikrame konflikte. Akies danguje, kuri gali visą dieną kabėti virš priešo. Matyti viską, kas juda ant žemės ir likti nepastebėtam. Tau reikia RQ-180. Dronas skrenda 20 000 metrų aukštyje, šluodamas Irano žemę radarų sistema, vadinama GMTI. Šis radaras turi specifinę funkciją – aptikti bet ką, kas juda paviršiuje, net ir iš labai toli. Sunkvežimis važiuoja tuščiu keliu naktį? Radaras mato. Paleidimo įrenginys išeina iš slėptuvės, kad pasiruoštų šūviui. Radaras taip pat mato visą tai realiu laiku ir bet kokiamis sąlygomis – dieną, naktį, lietų, smėlio audrą. Viską, ką jis mato, jis iš karto perduoda Amerikos vadavietėms ir patiems misijoje esantiems lėktuvams. B-2 bombonešiai ir F-35 naikintuvai gauna koordinates. Ir būtent jie atlieka ataką. RQ-180, skirtingai nei kiti dronai, neneša bombų ar raketų. Jo darbas yra tik vienas. Hasši. Per pirmasias 24 operacijos epinis įniršis valandas Iranas paleido 100 balistinių raketų į Izraelį ir į JAV bazes artimuosiuose rytuose. Tai buvo didžiausia balistinių raketų salvė modernioje istorijoje. Keletą dienų iš eilės Irano ataka tęsiasi, tačiau 8 karo dieną kažkas pasikeitė. Irano paleidimų tempas sumažėjo iki vos 10% pradinės dienos pajėgumo. Didžiausia balistinių raketų pajėga artimuosiuose rytuose buvo beveik sunaikinta. Per 7 dienas. Ir žinai, kaip tai atsitiko? Iš dalies todėl, kad RQ-180 buvo ten viršuje 24 valandas per parą, niekada nepastebėtas. Kiekvieną kartą, kai Irano paleidimo įrenginys išeidavo iš slėptuvės pasiruošti šūviui, drono radaras tai matydavo. Koordinatės realių laikų pasiekdavo vadavietės. Ir vos per kelias minutės F-35 naikintuvas arba B-2 bombonešis atlikdavo likusį darbą. Šimtai raketų buvo sunaikintos jų sandėliuose dar prieš jas apginkluojant. Mobilūs paleidimo įrenginiai, kurie dešimtmečius buvo laikomi beveik neįmanomai sumedžioti, buvo surandami ir puolami Irano dykumoje dar prieš spėdami iššauti. Iš beveik 500 paleidimo įrenginių, kuriuos Iranas turėjo karo pradžioje, daugiau nei 300 buvo sunaikinti. 70% visos pajėgos vos per kelias savaitės. Ta pati misija, kuri pažemino Jungtines valstijas 1991 metais Irake, buvo įvykdyta 2026 metais Irane. Tačiau šiame karo etape įvyko tai, ko Pentagonas niekada nenorėjo, kad nutiktų. Klaida.
2026 m. kovo 11 d. RQ-180 atliko nusileidimą, kuris pirmą kartą per 15 metų atskleidė jį civiliams liudininkams dienos šviesoje užsienio žemėje. Ši vieta buvo Larisa, Graikijoje. Ir Graikijos pasirinkimas teoriškai visiškai logiškas. Larisa yra šiek tiek daugiau nei 2 valandų skrydžio atstumu nuo Irano teritorijos. Tai yra NATO bazė sąjunginėje JAV šalyje. Yra infrastruktūra, yra apsauga ir yra dar vienas įdomesnis dalykas. Graikija yra viena griežčiausių pasaulio šalių, kai kalbama apie karinių objektų fotografavimą. Turistai jau buvo sulaikyti dėl šnipinėjimo vien už tai, kad užsirašinėjo lėktuvų borto numerius į užrašų knygeles. O pasiekmes gali būti ilgos laisvės atėmimo bausmės. Iš esmės, tai buvo ideali vieta paslėpti nematomą droną. Tačiau yra viena detalė, kurios niekas dar nebuvo pastebėjęs. Pastaraisiais metais Larisoje buvo pastatyti 2 nauji angarai, atskirti nuo likusios bazės. Jie yra per dideli, kad juose būtų laikomi įprasti amerikiečių dronai, kurie jau veikia ten. Ir kodėl jie buvo pastatyti? Nei Graikijos, nei Amerikos vyriausybė niekada to nepaaiškino. Kariniai analitikai mano, kad šie angarai slapta buvo pastatyti tam, kad priimtų RQ-180. Kovo 11 dieną tas lėktuvas turėjo nusileisti anksčiau nei planuota, vidury dienos, matomas kiekvienam, kas būtų pažvelgęs į viršų. Kariniai analitikai įtarė, kad tai buvo techninė avarija. Kiti mano, kad karas vyko tokiu intensyviu tempu, jog amerikiečiai jau nebegalėjo daugiau slėpti. Kai vietos Graikijos spauda paskelbė pirmasias nuotraukas, žurnalistai padarė suprantamą klaidą. Jie manė, kad tai buvo B-2 bombonešis. Forma buvo panaši. Dydis taip pat. Prireikė kelių dienų, kol kariniai žvalgybos specialistai patvirtino tai, ką pradėjo įtarti specialistų bendruomenė. Tai buvo RQ-180. Pirmą kartą aiškiai nufotografuotas. Nusileidžiantis dienos metu sąjungininkų bazėje aktyvaus karo metu. Pravardė atsirado greitai. Karinės technikos entuziastai lėktuvą, kuris ten pasirodė, pavadino Larisos dama. Ir štai mes grįžtame į istorijos pradžią. Tas graikas su kamera, filmuodamas tai, kas buvo jo viso gyvenimo pomėgis, užfiksavo vaizdą, kurio pasaulio žvalgybos tarnybos troško daugiau nei 10 metį. Rusija, Kinija, Iranas. Visi jie metus bandė išsiaiškinti, kaip atrodo RQ-180 iš apačios. Kokius jutiklius jis turėjo, kokia buvo tiksli lėktuvo korpuso forma. Ir vienas graikas Larisoje netyčia viską atskleidė vaizdo įraše. Panašiais atvejais praeityje žmonės, kurie fotografavo karinius objektus Graikijoje, buvo suimti už šnipinėjimą. Tačiau jam nieko neatsitiko. Nei Graikijos, nei Amerikos valdžios institucijos nesijėmė jokių veiksmų. Vaizdo įrašas ir toliau buvo viešai prieinamas, pasklido po visą pasaulį ir tapo detaliausių kada nors paskelbtų slapčiausio Jungtinių valstijų drono vaizdu. Ir čia kyla klausimas, kodėl niekas nieko nepadarė? Tikriausiai todėl, kad tuo metu žala jau buvo padaryta. Bet koks veiksmas būtų tik dar labiau atkreipęs dėmesį. Tačiau kyla dar didesnis klausimas, kuris neapsiriboja graiku ir jo kamera. Kodėl Jungtinės valstijos taip rizikavo? Tiesa ta, kad RQ-180 nebuvo sukurtas galvojant apie Iraną. Jis buvo sukurtas galvojant apie daug didesnį priešą. Kinija. Kinija šiandien turi tūkstančius mobiliųjų balistinių raketų, sparčiai didinamą branduolinį arsenalą, greitai modernizuojamą kariuomenę. Ir galimo būsimo konflikto tarp Jungtinių valstijų ir Kinijos atveju RQ-180 būtų pagrindinis Amerikos strategijos elementas, skirtas surasti ir neutralizuoti šį arsenalą. Naudoti droną prieš Iraną teoriškai yra švaistymas. Tai reiškia rizikuoti slapčiausių šalies turtu antraeiliame konflikte, kai iš tikrųjų jis turėtų būti saugomas karui, kuris dar neįvyko. Tačiau Pentagonas prisėmė šią riziką. Ir tai kai ką pasako, ar ne? Tai rodo, kad karas Irane yra rimtesnis, nei oficialūs pranešimai pripažįsta. Tai rodo, kad Jungtinės valstijos yra pasiryžusios paaukoti savo didžiausias paslaptis, kad ten laimėtų. Ir tai galbūt rodo, kad Pentagonas žino, jog netrukus jam prireiks dar pažangesnio drono.
Kažko, kas vis dar slepiama. Ko pasaulis dar nematė. Nes tai yra amerikietiškojo juodojo biudžeto logika. Kol visuomenė žino apie RQ-180, kažkas jau dirba prie to, kas bus po to, viduje, 51 zonoje. Larisos dama išėjo iš šešėlių. Ir dabar jis skrenda kiekvieną dieną virš Irano dangaus. Bet kitas baltasis šikšnosparnis, kurio dar nematėme, štai tas gali būti tikroji istorija. Ir čia aš noriu sužinoti tavo nuomonę. Toks karo tipas, kur vienoje pusėje yra nematomi dronai, skraidantis 20 000 metrų aukštyje, o kita pusė kovoja su užmaskuotais sunkvežimiais, besislapstančiais dykumoje. Ar tai vis dar galima vadinti karu? O gal tai jau tapo kažkuo kitu? Palikite savo atsakymą komentaruose. Jei šis vaizdo įrašas jums padėjo, pasidalinkite juo su žmogumi, kuriam taip pat patinka suprasti šias užkulisių detalės. Ir užsiprenumeruokite šį kanalą, kad galėtumėte stebėti kitas analizės. Susitiksime kitame vaizdo įraše.